vakaras, labukas visiems. Na, prisėdau nufilmuoti jums ASMR video. Štai turiu kiek dėžučių, kur turiu padaryti unboxingus. Ir dabar, kadangi rytoj einu į darbą, tai galvoju, kad kuo greičiau, neilgą tokį, tai atidarysim štai šitas Monat dėžutes. Na ką, imam dėžutę ir atprašinėjam. Žiūrim, kas yra. Gavau dvi dėžutės šiandien ir reikia atidaryti, pažiūrėti. Ne taip paprasta. Nepasiėmiau žirklių, bandau su tokia nenaudojama sena žirklių tą dilbę. Oi, telefonas supasi. Kai seniai nefilmuoju, po to padarau pertrauką, tai jo rankos dreba, balsas užkimsta. Sunku. O kodėl negaliu dažnai išeiti į ASMR dabar? Kadangi, nenoriu rodyti, bet žiauriai baisus nagai. Nuėjau, pasidariau gelinį lakavimą, bet darbe dirbau labai greit, nusivalė, nulūžo, nubirėjo ir dabar reikia laukti kitos savaitės, kada vėl galėsiu nueiti susitvarkyti. Tai galvoju, jo nefilmuosiu, bet tai taip ilgai užsitęs, jau žiūriu, ir tai dvi savaitės neįkėliau video. Tai galvoju, ką, lysiu su tokiais nagais. Tikėsiuosi jūsų supratimo. Tai, upsi. Na štai. Ir pats siuntinukas štai. Ir žiūrim, ką čia turim. Vietus, kaip tas telefonas kliūna. Filmuoju su telefonu, ne su kamera, tai gal ir balsas, garsas nekoks ir vaizdas dar tamsoj. Taip. Tadam. Pirmasis, kas yra, tai naktinis kremukas Night Heaven. Jį visada naudoju. Nakčiai jis yra skirtas. Ryte atsibudus, kokia gera nuo jo oda būna, kaip jis man patinka. Vajai. Tikra pasaka. Jau geriau dieninio nepanaudočiau, jeigu reiktų rinktis ar naktinį ar dieninį, tai jau svarbiau naktinis, nes šitas taip gerai pridrėkina, atgaivina tą odą, kad ryte atsikeli tokia primaitinta, tokia švelnutė. Labai patinka. Tai padėsim čia. Štai tikrai matot, kad myliu šios kremukus. Čia yra tie naktiniai kremukai. Čia jau yra 2 tuščios pakuotės ir vienoj šiek tiek likę. Tai už tai užsisakiau dar vieną. Dabar netidarysiu, kai pabaigsiu tada. Ir prie kremuko gaunat štai tokią mentelę, kad nekištumėt pirštų, tenai nesimaltumėt su pirštai. Štai yra tokia mentelė, paimate, aš tai taip ant rankos čia užsidedu ir tada pasiemu ir tepuosi ant veiduko. Tai štai tokie naktiniai kremukai, kaip mato, tikrai naudojami. Taip.
dėžutė dėžutėje. O ištrauksim. Ir štai čia. Dabar buvo šį savaitgalį akcija, kad, pavyzdžiui, perkate, ką norite, ne kažkokių produktų už 40 svarų, pavyzdžiui, minimum, ir tada už 21 dar galite pasirinkti 3 produktus. Ir štai čia turėtų būti tie produktai, nes išsirinkau kremuką. Na, jis brangiau kainavo nei 40, bet minimum ta suma turi būti 40, gali būti daugiau. Tai pasiėmiau naktinį kremuką ir tada... Tadam! Taip, mūsų probiotikai, prebiotikai, 30 veganiškų kapsulių, kurie sutvarko mūsų žarnyną, visas problemas su juo, sutvarko tualeto reikalus pagal grafiką, į tualetą eina, kas skundžiasi problemom, tai labai gerai padeda. Ir šiaip labai sveika mūsų žarnynui, kiekvieną dieną ryte, pavyzdžiui, prieš valgį išgert po tabletę, čia yra 30 tablečių, 1 mėnesio dozė. Ir čia yra tokia nauja formulė, kad iškart ir probiotikai, ir prebiotikai. Tai štai. Bet dabar žiūriu, kaip kitaip jie atrodo. Ai, nes čia yra UK variantas, kaip suprantu, ne? Nes šiandien Anglijai. Bet kai aš užsisakiau iš Amerikos Monat, amerikietiškas, pas mane buvo kitokios. Tai dabar žiūriu, ar čia tos pačios. Ne, čia nais ir nagams, ir ragams, ir nagams, ir odai, plaukams. Čia tokie kitokie vitaminai. Pažiūrėsim. Čia balans, o ten tada kitaip gal vadinos. Arba ten visiškai kitokie, nes ten tokia kapsulė kapsulėje. O čia matau visai kitokį variantą. Na gerai, pabandysim ir anglišką variantą, ne? Taip, ir... Oi, krenta. Yra balzamas Intense Repair, kondicionierius kaip balzamas. Aš jį naudoju ir šampūnai jo man dabar jie numeris 1. Nuo jų man tikrai plaukai greičiau auga, tai negailėdama dabar būtent naudoju šituos. Jokių kitų, tik dar turiu tą su actu. Tai pirmą plovimą padarau kartais su actu tą šampūną, kur yra, ir po to Intense Repair šitas. Tai štai taip. Ir dar viena dėžutė liko, čia jau tuščia, bet dar viena dėžutė liko, toj pažiūrėsim. Dar paim štai čia ir pažiūrėsime. Parašykit komentarus, ar jums patinka tapinimas, tokie garsai, nes vienus tai erzina, o kitiems patinka. Taip, kur ta mano dildė?
Dar kokią gavau brošiūrą apie mūsų velnes. Kolagenas, kad yra grinkiai. Tai čia jo angliški ir šiek tiek skiriasi nuo amerikietiškų. Šito popieriaus garsas tai man visai nepatogiau žiūrėti. Na ir kągi mes čia turim. Čianai pasiėmiau paakių kremą akytėms, nes jeigu jo nėra, taip atrodo galima išsiversti, neturi ten dieninį kremą kažkokį pasitepi, bet pastebėjau tokio rezultato, kaip patepus su šitu, jau nuo kitų kremų neišgausiu po akimis, nes ryte mažai, jeigu pamiegu pavyzdžiui, pati nebūna ryte paakiai, tai šitas kremukas išsigelbėjimas, labai gerai greitai atgaivina, sutvarko, kaip čia pasakyti, tą paakių odą, iš karto patinimas nueina, pabaltėja, pašviesėja ir netgi, kai pastoviai naudoju, pastebėjau, kad tos mažytės raukšlytės aplink akis irgi sumažėjo. Tai va, labai fainas kremukas. Jį jau ryte naudosiu, nes pabaigiau, tai dabar galiu atidaryti, truputį pašnarint, pakrapštint. Jo yra kiek čia 15 mililitrų ir irgi labai mažai jo reikia, labai ilgam užtenka ir super duper. Taip pat ateina su mentele, bet ne su tokia kaip naktinis ar dieninis kremukas, ane, o paakių kremukas ateina su kitokia mentele. Tuoj mes parodysim. Kaip matot, liukso klasės brendas yra Monat. Viskas super duper supakuota ir pažiūrėkit, kokio fainumo mentelė. Masažuoklis, sukasi tas rutuliukas, šianai su akmenuku. Čia, kad va paimt, nupasaka. Štai toksai metalinis, palaikom šaldytuve, atšaldyta su kremuku, tik pukšt, pukšt per akytės, pasaka. Iš karto rezultatas ant akių. Akivaizdus. Taip, ir štai pats kremukas. Štai toksai 15 mililitrų paakių kremukas. Viskas užpakuota, matot. Ir štai atsidarom ir kremukas. Labai, labai mažai jo reikia. O daro stebuklus. Tikrai rekomenduoju. Jeigu kyla kažkokių klausimų ir norėtumėte kažką įsigyti, ar norėtumėte
pačios pradėti dirbti, ar norėtumėte pirkti su nuolaidom produktus Monat. Visais klausimais galit parašyti man komentarus, asmeninės žinutės, pakalbėsim, pasitarsim, stengsiuos atsakyti, ką žinosiu, ko nežinosiu, pasiklausim ir rasim bendrą sprendimą. Taip kad nebijokit rašyti, kalbint, bendraukim. Štai taip. Taip pat dar parašykit, ar jums įdomu tokie video ir ar norėtumėte dar daugiau apie produktus, gal kokių idėjų turit, gal pavyzdžiui apie kokį specialų produktą, daugiau jį patyrinėti, jo sudėti, papasakot. Tai va, jeigu įdomu, netylėkit, rašykit ir sugalvosim kažką tais. Na ir čia dar yra ta pati, ką jau matėm anoje dėžutėje. Taip pat šitie balance vitaminai. Bet aš dabar taip susimėčiau, vat net. Ar čia tie, kur aš jau turiu ir geriu, skrandžiai, bet ten prebiotikai ir prebiotikai. O čia odai, plaukam ir nagam. Tai nežinau. Arba praleidau naujienas, nes per darbus mažai su komanda buvau bendravus. Ir kažkokias naujienas žiūriu, gal ir praleidau jo, nes šiandien tokie patys. Kaip čia. Taip, reiškia, arba du skirtingi produktai, arba Anglijai kitokie. Gal kas žiūrite iš Monatikių mane, tai parašykit komentarus. Aišku, dabar naktis jau nepasiklausiu nieko, taip tai parašyčiau komandai ir greitai sužinočiau visas naujienas. Bet kadangi dabar naktis, bandau, kad tyliau būtų, nes vaikai tai labai rėkauja, labai neklauso. Tai bandau rasti tokį vėlesnį laiką, kada ramiau, bet ir tai dar girdžiu, vaikai nemiega, šnekasi. Tai ir neišeina dabar parašyti panom, paklaus, kaip čia kas su šitais vitaminukais. Tai va dar turėsiu ir žiūrėsim, kaip tik ir nagam, odai, plaukam, tam, kam reikia, ne, kad naudojam produktus iš išorės, bet viskasgi prasideda iš vidaus. Tai štai naudojam produktus ir iš vidaus. Jeigu dar įdomu, padarysiu video smulkiau, kur galėsiu papasakoti ir apie kitus wellness produktus, ką turime, tą žaliąjį kokteilį. Jisai irgi skiriasi amerikietiškas nuo angliško, žinau, kad sudėti šiek tiek. Toliau turim kolageno raktą arba raktą į kolageną. Natūralų, tai vat ir galėsiu daugiau parodyti ir pažiūrėti, nes turiu viską virtuviai, naudoju, bet čia kažkaip neatsinešiu, gavau, parodysiu tik tai, ką gavau dabar. Bet jeigu įdomu, tai lauksiu jūsų komentarų, žinučių ir bus dar daugiau apie Monatą, jeigu norėsit. Nes, aš tai naudoju, man tai patinka ir norisi dalintis šiuo gėriu. Jeigu nepatiktų, tai ir neplepėčiau ir nepasakočiau. O dabar tikrai jau virš metų, kaip žinot, naudoju Monat produkciją ir plaukams, ir odai. Ir tikrai nesiskundžiu. Ir galiu rekomenduoti kitiems, netgi norisi, labai nesinori tylėti, nes tikrai padeda. Na va ir vėl Intense Repair šampūnas ir Intense Repair kondicionierius. Tai štai toks mano buvo užsakymas, kuris šiandien atkeliavo ir sugalvojau greitai juos su jumis pasidalinti, nors planuose buvo šiandien arba rytoj
rytoj, kada čia jau prieš dieną, bet buvau išvažiavus pas draugą, tai irgi dingo mano filmavimai. Bet noriu dabar tada gal rytoj, kai grįžus po darbo, padarysiu jums šitas dėžutes. Tai yra Beterlių dėžutės. Jau yra gal vienas filmukas ar net keli jau pas mane kanale. Paliksiu linką apačioje, galit peržiūrėti apie Beterlių dėžutės. Na ką, ir man atrodo, šiandien gal kaip ir užteks bazarinti, kad jūsų ilgai nevarginti. Ir gal jau norit miego, tiesą pasakius, aš jau noriu. Taigi eisiu gult ir ačiū jums už peržiūrą. Jeigu patiko, žinoma, paspauskit like, man bus labai labai malonu. Parašykit komentarų, žinot, nes darau, filmuką, bet norisi ir iš jūsų gauti atgalinį ryšį, ar jums to reikia, ar jums tai patinka, ar ne, tai va šiam kartai tiek, ačiū labai, lauksiu jūsų atgalinio ryšio, ar jums to reikia ir lauksiu jūsų pasiūlymų. Žinau, kad visi rašote apie roleplay filmukų norit, bet kažkaip tai nežinau, dar nedrįstu dabar vėl pradėti ir daugiau darbo tam reikia, o čia toks lengvesnis, prisėdi, parodai, tai bandau kol kas taip, bet prižadu, kad bus tų idėjų jau prisirinkau, prisigalvojau, tikrai viskas bus, bet šiek tiek reikia laiko. Na ką. Ačiū už peržiūrą, ačiū už laiką, už komentarus ir iki greito. Iki.